Ok, tai dabar have to, had to ir has to, ar ne? Turime naują šios dienos temą. Ir labai svarbu suprasti skirtumą, kada naudoti visus šitos, kaip sakoma, 3 variantus. Have to mes turim visiems asmenim, išskyrus trečiąjį asmenį vienaskaitą. Jeigu tai esamasis laikas, has to. Šitą variantą mes turime trečiajam asmeniui vienaskaitai, ar ne? O had to tai yra praeitis. Ir žiūrim, kaip visą tai atrodo praktikoje, ar ne? Tai pavyzdžiui, jeigu sakau aš turiu, ar ne? Tiesiog paprastai aš turiu yra I have. Aš turiu yra I have, ar ne? Kažką tai turiu, aš turiu. Dabar pavyzdžiui, aš tai turiu, ar ne? Kaip pasakytumėt, kaip visada, spauskit pauzę, jeigu reikia atsakykit anksčiau, na jau kad atsakau aš, ne? Mes tokiu būdu praktikuojam. Aš tai turiu, būtų I have it, ar ne? I have it. I have it. Jeigu tu tai turi, būtų you have it, ar ne? Aš tai turiu, I have it. Good. Aš tai darau, jau kitas veiksmažodis, ar ne? Tai pavyzdžiui, daryti, žinom, kad yra to do, tai aš tai darau yra I do it. Okay, kol kas viskas paprasta, bet palaukit. Dabar aš turiu tai padaryti. Kaip pasakytumėte, aš turiu tai padaryti? Jūs sakote, I have to do it. Tai būtent čia naudojam tą have to formą, ar ne? Kaip prieš tai sakiau, kad tai yra šiek tiek panašu į tai, ką mes turim lietuvių kalboje. Tai žiūrėkit, turiu. Aš galiu turėti kažką fiziškai, ar ne? Pavyzdžiui, paimti, turėti, ar ne, rankoje parkerį. Aš turiu, I have a pen, ar ne? Bet aš galiu sakyti, kad pavyzdžiui, aš turiu tai padaryti. Tai reiškia, kai aš sakau, aš turiu tai padaryti, turiu veiksmažodis naudojamas kaip pagalbinis, juk aš realiai nieko neturiu. Aš netgi iš tikrųjų privalau, ar ne? Mes galim pakeisti tą turiu į privalau, aš privalau tai padaryti. Tai šitą turiu, kadangi mes galim naudoti lietuvių kalboje, lygiai taip pat mes jį naudojame ir anglų kalboje. Tai yra vadinamas modalinis veiksmažodis. Tai reiškia veiksmažodis, kuris keičia po jo einančio veiksmažodžio prasme. Tai jeigu veiksmažodis, pavyzdžiui, yra to do, ar ne, mes jį turime čia. Tai yra daryti. Bet jeigu aš sakau I have to do, tai aš turiu padaryti. Pakeitė žodžio daryti prasme, ar ne? Ir tai yra tas modalinis veiksmažodis, po kurio mes visada naudojam to formą. Tai reiškia, turim bendratinę formą pilną su to, ar ne? Nes kiti modaliniai, pavyzdžiui, will, po will mes net to nededam, po would mes to nededam, bet po have, šito būtent have, has, had, kai naudojam jį kaip pagalbinį, kaip modalinį veiksmažodį, mes dedam to ir turim pilną bendratinę formą. Tai pavyzdžiui, I have to do, aš turiu padaryti. Aš turiu valgyti, I have to eat, ar ne? Aš turiu eiti, I have to go, ar ne? Aš turiu šokti, I have to dance ir taip toliau. Ir tai galioja visiems asmenim, išskyrus trečiai asmenį vienaskaitą. Ok, žiūrim toliau. Tai pavyzdžiui, jis jį tai turi, šunuolė, jeigu nepaslydot, ar ne? Čia tiesiog paprastai turi, ar ne? She has it. Arba he has it, ar ne? Tiesiog turi. Mes žinom, kad trečias asmuo vienaskaita, žodis have, keičiasi ne tik, kad raidė S prisideda, bet visas veiksmažodis pasikeičia iš have, he has, ar ne? Ok, tai, o jeigu noriu pasakyti, jau ji turi tai padaryti, tai kitaip tariant, ji privalo tai padaryti, ar ne? Ji turi tai padaryti, aš sakau, she has to do it. She has to do it. She has to do it. Ji turi tai padaryti, ar ne? She has to do it. Nice. Dabar, ar tu privalai tai padaryti? Ar tu privalai tai padaryti, jeigu noriu paklausti? Tai dabar ką dėsim į priekį, ar ne? Tai jeigu you have to do it yra teiginys, ar ne? Tai klausimas žinoma bus do you have to do it? Do you have to do it? Vis tiek naudojam kaip pagalbinį, ar ne? Have, tik tiek, kad aišku dabar klausime atsiranda dar ir do, ar ne? Jokių būdų ne have you to do it, ar ne? Čia ne present perfect laike have, tik tai šoka į priekį kaip klausiamoji dalis, bet čia mes turime do you have to do it, ar ne? Tiesiog, ar tu privalai tai padaryti? Do you have to do it? Ok. Ar jis privalo tai padaryti? Kas čia bus kitaip, ar ne? Galvokit iš karto. Gerai. Jeigu sakau, tau patinka, you like it, ar ne? Ar tau patinka, do you like it? Dabar jai patinka, būtų she likes it. Su S raide, ar ne? Ar jai patinka, žinoma, būtų does she like it, ar ne? Does. Turime does, kuris pilnai pasikeičia.
Dėl to jau like lieka pirmoji forma, nes keičiam tik pirmą veiksmažodį, ne? Does she like it? Does he have to do it, sakom čia, ar ne? Ar jis privalo tai padaryti? Does he have to do it? Jau nebe has, nes jau pakeitėm iš do į does. Keičiam tik pirmąjį veiksmažodį, ar ne? Does he have to do it? Ok, kol kas aišku, manau, ar ne? Eiti yra to go, ar ne? Eiti yra to go. Tai pavyzdžiui, aš turiu ten eiti kažkur tai, ar ne? Aš turiu ten eiti, yra I have to go there. Ten yra there, ar ne? Tai aš turiu ten eiti, I have to go there. I have to go there. Ok. Tai, o dabar kaip pasakyti, aš neprivalau ten eiti, arba kitaip tariant, aš neturiu ten eiti. Man nebūtinai reikia ten eiti, ar ne? Aš sakau, I don't have to go there. I don't have to go there. Don't naudoju, ar ne? Tai reiškia have to ir don't have to. Arba has to ir doesn't have to, ar ne? Jau truputėlį išdaviau netgi jums į priekį, ar ne? I don't have to go there turim šiuo atveju. Tai būti yra to be, ar ne? To be. To be tai yra bendratinė to be forma. Nesvarbu, kad pirmoji forma, pavyzdžiui, aš esu yra I am, arba tu esi you are, arba jis yra he, she, it is, ar ne? Bet būti kaip bendratis yra to be. Kai Hamletas Šekspyro pjesėje sakė būti ar nebūti, jis sakė to be or not to be, ar ne? Tai ji turi čia rytoj būti, bus she has to be here tomorrow. Mes naudojam bendratį, ar ne čia? She has to be here tomorrow. She has to be here tomorrow. Ok. Tau nereikia čia rytoj būti. Tu neprivalai čia rytoj būti, ar ne? You don't have to be here tomorrow, ar ne? Gan ilgi sakiniai, pasispauskit pauzę, jeigu reikia, būtinai atsakykit anksčiau, negu aš atsakau, ar ne? You don't have to be here, ar ne? You don't have to be here tomorrow, į gal atsistoja. Gali tomorrow būti ir priekį, galim sakyti tomorrow you don't have to be here. You don't have to be here tomorrow, arba tomorrow you don't have to be here. Aš turėjau tai padaryti. Pamėginkit spėti. Kaip būtų, aš turėjau tai padaryti. Mano užuomina bus jums, jeigu aš turiu yra I have, tai aš turėjau yra I had. Tai aš turėjau tai padaryti, žinoma bus I had to do this. I had to do this, ar ne? Kai žiūrim iš tokios pusės, pradeda atrodyti, kad vis tik ta anglų kalba turi logiką, ar ne? Nes taip pat šokam, kaip sakoma, į antrąją formą, turim past simple formą, had. I had to do this. I had to do this. Aš turėjau ten būti. I had to be there. Ne? I had to be there. Aš turėjau ten būti. Aš privalėjau ten būti. I had to be there. Tau nereikėjo to daryti. Tau nereikėjo, nederėjo. Nederėjo būtų kitaip, ar ne? Bet nereikėjo to daryti. You didn't have to do that. Dabar prie you didn't have to do that pasidėkite nedidelę žvaigždutę. Čia ateityje paaiškinsiu kitoj masterclass pamokoje, nenoriu per daug maišyti jums visko, bet yra skirtumas nedidelis anglų kalboje. Mes sakom skirtingus sakinius, kai tau nereikėjo to daryti, kai tu tai padarei vis tik tai ir kai nepadarei. Ar ne? Tai prie šito mes dar prieisim. Viskas ok, jūs supras abiem atvejais, net jeigu jūs pasakysit you didn't have to do that. Ar ne? Bet tas subtilus skirtumas yra, kurį mes pažadu, kad tikrai vienoje iš masterclass pamokų aš jums jį paaiškinsiu. Tai tau nereikėjo to daryti, you didn't have to do that. Bet sakau, čia pasidėkite tokią nedidelę žvaigždutę. Jis turėjo man paskambinti. He had to call me. He had to call me. He had to call me, jis turėjo man paskambinti, ar ne? Kodėl tau reikia tai padaryti, ar ne? Pabandom porą tokių kompleksinių klausimų, kur jau turim klausiamųjų žodžių, ar ne, priekį. Kodėl tau reikia tai padaryti? Why do you have to do this? Šaunuoliai, jeigu nepasakėt had, ar ne, nes čia mes turim taigi dabartį. Why do you have to do this? Kodėl tau reikia tai padaryti? Why do you have to do this? Why do you have to do this? Eiti arba vykti yra to go, ar ne? To go. Tai kur tau reikia eiti? Where do you have to go, ar ne?
Šaunuoliai, jeigu išlaikėt taisyklingą klausimą, nes tau reikia eiti būtų you have to go. Ar tau reikia eiti yra do you have to go? Klausimas, žinoma, atsistoja where dar į priekį ir gauname where do you have to go. Visada, nesvarbu, kad turime žodį where, vis tiek turim taisyklingą klausimą išlaikyti. Tai nėra, kad aš galiu sakyti where you have to go. Where do you have to go? Tai mum šiek tiek svetima lietuviam, nes žiūrėkit lietuvių kalboje, jeigu užmesit akį į šitą sakinį. Tai pavyzdžiui, tau reikia eiti yra puikus teiginys, ar ne? Tai aš tiesiog prilipinau kur ir gaunu klausimą lietuvių kalboje, bet anglų kalboje yra šiek tiek kitaip. Mums reikia taisyklingo klausimo, ar ne? Ką tau reikia padaryti? Ką tau reikia padaryti? What do you have to do? What do you have to do, ar ne? Ką tau reikia padaryti? What atstoja ir ką, ar ne? Ir ko, ir kas. What do you have to do? Ką ji turi padaryti? Ką ji turi padaryti? What does she have to do? Šaunuoliai, jeigu does uždėjot, ar ne? What does she have to do? Nes mes turim trečią asmenį vienaskaitą. Ką ji turi padaryti? Jau kitaip šiek tiek dėliojas, ar ne? What does she have to do? Niekas arba bet kas. Anglų kalboje yra nothing ir anything. Kodėl dabar aš jums šitos du žodžius daviau? Nes labai ir svarbu yra suprasti skirtumą, kad anglų kalboje negali būti dvigubų neiginių. Žiūrėkit, kodėl mums to reikia žinoti. Tau nereikia nieko daryti. Tai lietuvių kalboje mes galim sakyti, tau nereikia nieko daryti. Aš galiu naudoti ir žodį nereikia, kuris yra neiginys, ir nieko, kuris yra neiginys viename sakinyje ir netgi vieną šalia kito. Anglų kalboje tokie dalykai, kaip sakau, nepraslys, ar ne? Reikia, negalima dvigubų neiginių naudoti, dėl to, pavyzdžiui, tarkim, tokiam sakinėje, kaip aš niekada to nedarau, vėlgi niekada nedarau du neiginiai, jūs sakytumėte, aš niekada tai darau, I never do that. Taip ir čia, jūs turite, pavyzdžiui, tau nereikia nieko daryti, jūs sakote, you don't have to do anything, tau nereikia daryti bet ko, ar ne? You don't have to do anything. Tai yra toks irgi kalbinis skirtumas, ar ne, kuris skiriasi nuo lietuvių kalbos ir trukdo mums gyventi, ar ne, bet jis yra, reikia suprasti. Tai reiškia, tau nereikia nieko daryti, you don't have to do anything. Jokių būdų ne, you don't have to do nothing. Ne, dvigubų neiginių negali būti. You don't have to do anything, bet pavyzdžiui, jeigu sakom, ką tau reikia žinoti yra to know, ar ne, nieko, tai sakome, what do you have to know, jau atsakome nothing, ar ne, arba jeigu norim atsakyti anything, tai reikštų, kad, bet ką reikia sužinoti, ar ne, bet šiuo atveju, jeigu mums reikia nieko, mes sakome nothing. What do you have to know? Nothing. Nothing, ar ne? Ok, dvigubų neiginių, kaip sakau, negali būti. Bet viengubų neiginiai viskas ok, jie gali dalyvauti sakinyje. Na ir pabaigai, aš privalau ir jis privalo. Kartais tiesiog, pavyzdžiui, bus tokia situacija, kai kažkas tai sakysim, tarkim, nedaryk to, ar ne? O jūs tiesiog norit pasakyti, aš turiu tai padaryti. Tai jis netgi tiesiog anglų kalboje gali sakyti I have to. Arba he has to. Kas nors paklaus, kodėl jis tai daro? Why does he do it? Jis sako, he has to. Kodėl tu tai darai? Why do you do it? I have to, ar ne? I have to. Aš turiu. Ne tai, kad fiziškai turiu kažką, bet, turiu, privalau, turiu tai padaryti, ar ne? Ok, tai tiek su have to, has to ir had to. Pagal mane tema tokia vidutiniško sunkumo. Jinai truputėlį painoka yra. Mum pliusą sakau, kad labai panašu į lietuvių kalbą, bet vėlgi jūsų ausys turės visų pirma įgusti, išgirsti, kai kažkas tai sako veiksmažodį have, has arba had ir suprasti, kad čia niekas nieko fiziškai neturi, o tiesiog yra privaloma padaryti tai, ar ne? Bet, tiesiog lietuvių kalba irgi taip pat. Aš turiu tai padaryti, ar ne? Sakot, I have to do this. Tai you will have to do this. Turėsite tai padaryti. Ateitis, beje, irgi gali sakyti you will have to, ar ne? Will have to. Bet kada dar prieisim prie ateities galbūt sakinių kitoj pamokoj, pavyzdžiui, kad turėsi padaryti, kai naudosime kitą ateities dar laiką. Bet vėlgi, kaip sakau, yra have to, has to, had to ir lygiai taip pat ateitį will have to irgi galite pridėti. Ok? Tai tiek.
šiandieną. Jeigu turit klausimų, kaip visada rašykite, pasistengsiu viską atsakyti ir namų darbai bus įkelti šiek tiek vėliau, ar ne? Tai nepamirškite jų padaryti irgi po to. Tai ačiū, kad esat, ačiū, kad žiūrit ir iki kitos pamokos. Iki.